Kuo labiau džiaugies, pergalė ar asmeniniais prizais? Viskuo iš tikrųjų, nes ir pergalė tokia, negaliu sakyti pirmą kartą, nes praeitais metais su Vyčiu taip pat laimėjom, bet ši yra tokia artimesnė ir mielesnė, nes labai jau iškovota ir mano indėlis yra pakankamai didelis ir ačiū už įvertinimą. Aišku, ačiū komandai, nes be jos nieko nebūtų. Pastaruoju metu demonstruoja gerą sportinę formą, tai matyt, tikėjais, kad ir varžovų didesnio prižiūrėjimo tavęs. Ir šiaip, ar pačiai nebuvo sunkiau žaisti šitam finalo ketvirtį? Šitam finalo pačiose finalinėse varžybose buvo sunku tik tai tiek, kad buvo šiek tiek spaudimas ir toksai nerimas, kaip pasiseks, bet kad kažkokios didesnės agresijos iš oponenčių, tai tikrai ne. Viskas buvo tikrai gerai. Matyt, tikėjotės kaip finalas, kad nebus lengvas, toks ir buvo, ar ne? Toks ir buvo. Mes ir tikėjomės, kad bus didelė kova. Būtent kas pagal tavo nuomonę nulėmė tą pergalę? Galbūt lemiamų momentų nepalūžom, o kaip tik pridėjom energijos, pridėjom jėgų ir įvyko persvara. Lūžis trečiam kėlinyje užteko. Būtent pati metei tas 4 baudas, dar pridėjai 2 dvitaškius ir komanda tuo metu sportavo. Tai vos nesi didžiausia pergalės kalvė, ar ne šiandien? Aš nežinau, jeigu taip yra, tai tik tai galiu pasidžiaugti. Bet šiaip šios pergalės kalvė yra visa mano komanda, kurią aš be galo didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Tai kaip švęsit? Tikiuosi. Gerai, ačiū.